Ne per seniausiai baigiau žiūrėti mokslinį fantastinį serialą Blyksnis – The Flash. Bežiūrėdamas pastebėjau keletą įdomių dalykų. Pavyzdžiui, 6 sezono 7 serija yra apie mistinį užkratą mieste. Pagrindinio herojaus Blyksnio žmona žurnalistė spausdina antraštę apie jos vyro pradingimą krizėje, kuris įvyks 2019 m. gruodžio 11 d. Pačiame seriale daug įvairiausių laiko manipulacijų, todėl Blyksnio komanda turi dirbtinį intelektą, kuris parodo ateities fragmentą. Pati serija išleista 2019 m. lapkričio 26 d. Neužilgo kitą mėnesį, kaip žinoma, pasirodo pirmieji pranešimai apie KVD viruso proveržį Kinijoje. Įdomus sutapimas, nes ne vieną kartą kino industrija, tarsi žinodama iš anksto, kas nutiks, ir tokiu būdu pateikė užuominą apie galimai įvykstančius ateities didelius įvykius realiame pasaulyje. Beje, šitą antraštį seriale šmėžavo ne kartą epizoduose, tarsi norint, kad dar labiau būtų atkreipiamas dėmesys, kas šiuo atveju pranašautų apie artėjančią krizę. Ta pati antraštė šmėžavo prieš tai keliose serijose, tik su kita data 2024 m. balandžio 25 d. Kadangi, manau, kino industrija gali kažką žinoti apie būsimus įvykius, ar šita data negalėjo būti numatyta elito kaip pirminė data KVD viruso proveržio ir kažkas įtakojo šio pasaulinio įvykio paankstinimą keliais metais, kas atsispindi ir šio serialo siužete 5 ir 6 sezone. 7 sezono 6 serijoje du veikėjai netikėtai nusikelia į praeitį į 1998 metus. Šita data man įdomi tuo, kad tai Edgaro Keisio įskirtas epicentras laike, kurį galime panaudoti izometriniai projekcijai, palindromui. Taip pat 1998 yra lygus mistišką skaičių 666 padauginti iš 3. 8 sezono 15 serijoje man patiko kelios frazės, kurios susijusios su realybės samprata ir įžvelgiu tame šablonų laužymą. Pavyzdžiui, Blyksnis su dukra užstringa nejudančioje jėgoje, kurioje susipina praeitis, dabartis ir ateitis. Blyksnis, bandydamas suvokti, kas tai yra, sako: laiko srovė, jaučiu gryną nejudančią jėgą srūvančią manimi, matau praeitį, dabartį ir ateitį. Kažką panašaus apie praeities, dabarties ir ateities matymą kalbėjo Jėzus. Blyksnis suvokęs, kaip ištrūkti iš nejudančios jėgos, sako dukrai: pasinaudok kibirkštimi, kurią tau daviau, kad susikoncentruotum į akimirką, kuri jau yra kitoje barjero pusėje, į akimirką, kurią abu grįžtame namo. Abu sėkmingai ištrūksta. Interpretuočiau taip, kad jei susikoncentruosi į ateities būseną, kurioje tu jau esi pasiekęs norimą rezultatą ir atlikęs veiksmą link to rezultato, tu turi šansų pasiekti tai. Ir kibirkštis viduje yra kaip Dievo dalelė, kurią gali pasinaudoti. Paskutiniuose sezonuose Blyksnis susiduria su senu savo priešu atvirkštiniu blyksniu. Panašią paralelę pastebiu filmo Matricos 3 dalyje, kur agentas Smithas ir Neo, žaibuojant ir pliaupiant lietui, kas panašiai vyksta ir Blyksnio serialo epizode, vėl kovoja vienas prieš kitą, ir kai Neo supratęs, kad agentas Smithas yra tarsi jo priešinga negatyvi antroji pusė, jis leidžia agentui į jį įsiskverti, ir kadangi Neo buvo prisijungęs tiesiogiai prie mašinos energijos šaltinių, tai sunaikina Smithą ir jo klonus, iš vidaus jiems sprogstant. Matyt, per didelis energijos kiekis, kurio Smithas neatlaiko. Šią vietą interpretuočiau, kad tam tikra prasme, jei nori įveikti blogį, darai tai iš vidaus, leisdamas savo vidiniam šaltiniui tai atlikti. Tiesa, filme to pasekmė, kad Neo irgi miršta, pasiaukojančiai išgelbėdamas Siono miestą. Šiuo atveju gavusi liūdna pabaiga herojui, kas priešingai atsitinka Blyksnio serialo herojui, ir jis išlieka gyvas, sveikas ir tvirtas. Blyksnis taip pat supranta, kad jo pagrindinis priešas atvirkštinis blyksnis yra tarsi jo negatyvi antroji pusė, ir pamatęs, kad priešas prisisunkė tiek energijos, kad tiesiog ramiai susitelkęs į savo vidų nustoja su tai kovoti. Įvyksta panašus scenarijus kaip ir su agentu Smithu Matricoje,
atvirkštinis blyksnis pasinaikina nuo energijos perdozavimo, nors neigiama energija atgimsta kitame avatare, bet užuot vėl kovojęs, blyksnis pasiekia harmoniją, nuramina neigiamą energiją ir ši pradeda nebekelti pavojaus blyksnio pasauliui. Čia įžvelgiu mintį tokią, kad ir kaip blogai gali baigtis, nereikia bijoti stoti prieš savo vidinius demonus ir naudoti savo vidinę dvasinę galią jiems įveikti.